Europos Sąjunga nusprendė peržiūrėti bendradarbiavimo susitarimą su Izraeliu dėl humanitarinės krizės Gazos ruože. Tokį sprendimą palaikė 17 valstybių, tačiau Lietuva balsavo prieš. Taip, ponia Pavilioniene, Lietuva balsavo prieš Europos Sąjungos santykių su Izraeliu peržiūrėjimą. Kodėl? Ar toks sprendimas su jūsų komitetu buvo suderintas? Pritariu tam, turime tuos pačius priešus, blogio ašis yra viena ir ta pati. Iranas, Rusija, Kinija, būtent šios valstybės net valstybinių lygių investuoja į antisemitizmą visame pasaulyje. Ir tai yra labai senas instrumentas tų antivakarietiškų jėgų suskaldyti vakarus. Lygiai taip pat Stalinas nekentė žydų bendruomenių, jas naikino. Kai tu nusitaikai prieš žydų bendruomenės, tai yra tas pats, kas tu nusitaikai prieš mažumas. Ir tai yra faktiškai visose ir Arendt ir kitose knygose, bet tai rašoma, tai yra priešaušris didžiulių karų, totalitarizmo, kuris faktiškai ir ateina. Ir iš kairės ir iš dešinės. Šiuo metu blogio ašis Putinas skatina su visa savo chebryte radikalų stiprėjimą. Jį matome visoje Europoje, jį matome Amerikoje, net MAGA žmonės, Takeris, tas pats, kuris myli Putiną, jisai labai daug kalba prieš Izraelį šiuo metu. Tai mes turime laikytis kartu, nes mes esame vienos laisvos, demokratiškos visuomenės kūrėjai. Ir žinant, kad Izraelis kovoja tokias pat egzistencinės kovas kaip ir mes, ir kartais tie didieji mūsų sąjungininkai, kaip šiuo metu ir Amerika, dėl įvairių pragmatinių priežasčių mūsų apleidžia, tai turėtume laikytis kartu. Izraelis yra pavyzdys išgyvenimo, kaip mažos tautos turinčios savo identitetą išgyvena, mums iš jų, mūsų istorinių brolių ir seserų, su kuriais gyvenam nuo 13 amžiaus, reikia dar mokytis ir mokytis.